Žiūrėk, kokie jie maži. O. Tipo turi aš neskaičiau, kiek traugys. Jo, su galvom einam žaidimų aikštelę pažaisti. Gerai. Tas greitis, velniškas greitis. Dienos vlogas. Okei, gerai, gali ateiti. Jo, tai mūsų pirmas vlogas. Susipažinkit, čia yra mano ant širdies draugė. Labas. Jo, tai darysim unboxingą šiandieną. Rinkomės vietą ant tokio bišno žmonių. Tai jau turi spėjimų. Tai aš turiu tokių spėjimų, kad Julius nusipirko antrą mikrofoną. Ar aš esu teisi? Ką aš žinau? Čia dar šustresnis, ne? Nu, galimai. Tai nusipirkau, nes reikia antro mikrofono, čia tik tais vieną te turiu, tai galvoju nusipirksiu šustresnį, kad būtų du. Iš tikrųjų, jau buvau pakingęs, jau buvau atidaręs. Aš tai žinau. Tu visą laiką tai darai. Nu tai taip, nes kitaip neina. Čia unboxingas vyksta. Gerai padaryk. Faina dėžutė. Čia su užtrauktuku. Žiauriai patogiai. A, sakau. Turim lipdukų, turim instrukcijų. Nu, turim, kaip tie vadinasi? Windscreen. Tipo nuo vėjo. Nu kaip šitas? Tai tas pats. Tai sakau kepurė. Turim Type-C ir kamerą jungti. Nu ir turim pačią dėžutę. Žiauri faina dėžutė. Bet koks mažas jisai. Reikia atplėšti. Vėl jis nepasiėmė mikrofono. Tai vat jis jums daro atidarimą. Ai, dar tą. Kad drėgmė nesikaups. Kodėl taip arti? Kodėl? Nu nes patolį. Aš neturiu rankų. Ant vieno užstatyti. Turim tarsi tą kišti, krauti. Nu ir vidui vat. Turim 2 mikrofonus, turime receiverį, stotelį ir turim Type-C jungti, kad prijungti prie telefono. Nu reikės dar nusipirkti Lightning, kad galėčiau į iPhone'ą prijungti. Tai dabar pažiūrėk, kokie jie maži. Žiūrėk, kokie jie maži. Nežinau, per kamerą matos, bet maži. Maži. O. Nes gali bet kur kabinti. Pavyzdžiui, gali ant šiukšlinės pakabinti. Arba mašinos, dusliarkos pakabinti ir burzgę. Galim nueiti, pavyzdžiui, ten. Einam. Žodžiu. Tipo turi aš neskaičiau, kiek traugys. Man atrodo, apie 400 arba 200. Reikės dar paskaityti. Neblogai negalvoju. Žiauriai. Jo, su galvom einam žaidimų aikštelę pažaisti. Pabūsim vaikai. O tai ką, mums negalima ten apsilankyti? Galima. Būtent. Eisim nučiuošti, nuspiniu, tada pasikarstysim. Turėtų vėjas girdėtis, nes nėra tų, o gal nesigirdi. Tai vat reikės pasižiūrėti, kai montuosiu. Tai sutinkam žaidimų aikštelį. Dabar normaliai žaidimų. Gerai. Fainiai. Fainiai. Unboxingas. ASMR, žodžiu, yra tokios spalvos ir yra juodos spalvos. Juodos spalvos yra tankesnis, tik kai stipresnis vėjas būna.
Aš jau matai išsiaiškinau. Aš jau persižiūrėjau videos per YouTube belenkį. Tai dabar reikia pasimokyti, kaip reikia uždėti. O? Nu. Einu pažaisti. Eik. Mama, noriu pačiuošti. Čiuošti. Gerai. Atsargiai. Velniškas greitis. Galėtų toliau biški, žinai, nuo kalno taip leistis. Dienos vlogas. Žodžiu, smiltę norėjo pačiuožinėti. Taip, čia vienas pats čiuožinėja. Įsibėgėjimą. Po pastumsi. 3, 2, 1. Gerai. Gerai. Dabar bus Tai va, hebra, reikės jau daugiau video daryti. Jau. Nes mikrofonas brangus, reikia atpirkti. Reikia atpirkti vidosais. Bus su dviračiais, jau pakalbėjom, čia už kameras bus su dviračiais. Nuplanavom į ateitį. Jau. Su dviračiais būsi kokią Palangą į Klaipėdą per pajūrį ten smėlių. Žvejybos. Aš noriu pasirašys. Pasirašys. Kur jau čia nepasirašysi tokiems? Turėt labai girdėtis vėjas. Nu, neškalt. Aš tau neuždėjau to. Ai, po 2 tokias yra? Mhm. Šiukošinas Tik tvarkyta. tai dar noise cancellation kažkoks yra. Nežinau, kaip įjungti, reikės išsiaiškinti. Nu, tipo, dar ten suslapina pašaltinius garsus. Kokie mūsų kiti planai? Kiti. Po aikštelės. Peškom į Palangą. Šiandien. A, Aš tai kalbu apie aš- dienos a tu- vlogą. Ai, tu šiandien? Jau. Galim kavos nueiti. O, gerai. Man reikės padaryti video. Žodžiu, nusipirkau transportą. Nu, jau ilgai planavau šitą video padaryti. Čia gausis dabar neįdomus, tiesiog pasakosiu. Čia reikės bišką apkarpyti. Opa! Tai va, hebra. Pala, aš nusiimsiu. Mūsų toks pirmasis vlogas kartu. Iki pasimatymo. Atėtė. Čiau. Atėjom kavos atsigerti. Sėmėm ledinę latę. Žodžiu, sugalvojom padaryti, ar kavinę, ar kur, ar restorane. Q&A. Tai į Instagramą parašysim. Numesiu Instagramą ir po šito video. Tai galėsit parašyti klausimus mums, nes atsakysim. Loving that park in the car, pretending I